monetos kažkiek papasakau ir parodysiu dabar pagrindiniai dalykai, kad suprastumėt maždaug, kas ką reiškia. Turiu įsijungęs irgi vieną monetą, kurią mes jau nuo 5 milijonų stebėm ir prie 11 milijonų pasidalinom. Tai 3x nėra, bet yra. Tai Avicii moneta ir tikrinti socialinės medijos kanalus ir bendruomenės aktyvumą. Numeris vienas dalykas yra. Ir Dexter Screenerį mes matom nuorodas į website, Twitterį, Telegramą, Discordą. Vien, kad Discordą turi jau geras ženklas, įprastai būna tik tai Twitteris ir Telegramas. Kaip pavyzdys atsiverčiau Twitterį ir žiūriu. Ir matom, kad ar kažkas seka iš mūsų, tarkim, sąrašo šito, ar neseka. Nu ir mes matom, kad yra influenceriai, kurie ganėtinai stiprus, jie irgi seka šitą projektą. Tai duoda tokio kreditingumo. Plius aišku sekėjai, plius aišku aktyvumas, matot ir prieš valandą, ir prieš 6 valandas. Ir per dieną po kelis postus jie meta. Ir plius jie turi veikiantį produktą. Turi veikiantį projektą, tai reiškia geras projektas. Galiu pabandyti parodyti kažkokį prastą projektą. Nu, tarkim, įsijungiam čia. Matot, niekas neseka iš mūsų to sąrašo. Pirmas dalykas. Ir tik tai 900. Tikriausiai paskyra irgi yra nauja, jo tik tai nuo spalio mėnesio. Tai palyginimui. Čia yra gerai atrodantis, čia yra prastai atrodantis. Ir aš į tokį projektą, tikrai neičiau. Nors galima pagalvoti, kad čia jis auga, 5 dienų senumo tik tai. Dar ką aš norėjau pasakyti apie Dexter Screenerį, apskritai decentralizuotą tinklą. Šitų visų monetų, kurias mes tikrinam, ar tai būtų utility projektas ar meme. Utility projektas tai yra, tarkim, kaip Avicii, kad jis turi kažkokią panaudą ir funkcionalumą, o mimai tiesiog yra toks kaip pokštas, labiau paremtas hypu, jie dažnai auga ir po to sugriūna. Tai reikėtų omeny, kad šitas Avicii projektas, kai jis ateis į centrinę biržą, kai jau bus galima Bybit'e, Binance, Mex'e ar kažkur kitur nusipirkti, tai mes jau senai būsim išėję, uždirbę pinigus ir jis tada taps masėm. Dėl to man patinka decentralizuoti tinklai, nes mes galim pirmieji įeiti šitos projektus. Ir realiai mes pasidalinom prieš 16 dienų, po 3 dienų nuo jo atsiradimo iš viso šituo projektu. Gerai, mes einam toliau. Telegramą aš nenoriu jungti, bet Telegramą reikėtų patikrinti irgi. Būtina patikrinti Telegramą. Pažiūrėti, kas vyksta, kokia bendruomenė, ar adminai atrašo, jeigu užduodat klausimus ar ne. Toliau antras dalykas yra likvidumas. Tai čia turi būti būtinai spynelė. Ir aišku, dar reiktų pasižiūrėti, ant kiek laiko užrakintas tas likvidumas. Nes jeigu bus tik tai mėnesiui užrakintas, 30 dienų, tai irgi raudonas signalas mažiausiai metam turi būti. Ir Avicii utility nėra padarytas, kad užrakintas. Mimam būtina, kad būtų užrakintas, o utility nebūtina. Tada moneta turi būti išgyvenus bent 24 valandas. Tai aš įjungiu 24 valandas ir galiu kokią naują. Matosi, kad čia prieš 21 valandą susikūrė šitą monetą. Nu ir matom, kad liko dar porą valandų ir bus para. Ir turėjo tą pirmą šuolį ir atsitraukė. Ir jeigu jį toliau dabar kils į viršų,
Tai galima būtų užeidinėti ją, aišku, kitus faktorius turėtume tikrinti. Bet iš principo daugelis jų nebeišgyvena po 24 valandų. Tai čia yra toks kaip kriterijus, kad jūs žinotumėt. Iš karto neverta šokti tas visas naujas, nes tiesiog būsit exit liquidity. Tada token sniffer patikra, čia neįsijungiau. Atrauksiu iš šono. Turime dvi platformas. Rakčiak irgi yra toks, nu, kaip pavyzdys. Token snifferis yra labiau Ethereum tinklui. Irgi parodys pavyzdį suradęs kokią nors. Pradėkim nuo Solanos. Rakčiakas yra Solana. Aš tiesiog patikrinu, nu ir man išmeta, kad good. Bet neužtenka vienui vietoj patikrinti, nes būna, kad kai kur informacija atsilieka, gali būti, kad čia rodo gerai ir po kokios valandos neberodys gerai. Tai mes turim ir kitą įrankį, vadinasi Safe Analyzer, kur visada tikrinam per dvi vietas ir žiūrim, ar informacija sutampa ar nesutampa. O token snifferį irgi įmėsiu kažkokį, tik tuoj pagalvosiu kokį. Nu, bet kokį galim paimti čia. Kontrakto adresas. Kontrakto adresas, jeigu nežino, tiesiog monetos identifikavimo numeris. Nu, ir išanalizuoja. Nu, matot, 100 praeina visus kriterijus. Aišku, tai vieno dalyko neužtenka, čia reiktų ir toliau žiūrėti, matau, ir socialinius kanalus tikrinti ir panašiai, bet jau yra geras ženklas, kad praeina. Kitas esminis dalykas apie volume ir holderį. Tai volume reiškia apyvartą, holderiai tai tie laikytojai. Kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, hipotetiškai kalbant, aš užeičiau į šitą monetą, matau, kad yra 1467 holderiai. Ir volume yra čia, reiškia apyvarta per 24 valandas, 93 tūkstančiai yra mažai tokiam marketo kapitalo. Turėtų būti bent jau pusė marketo kapitalo, bent jau čia kaip minimum, mažiausiai. Tai reiškia, nėra visiškai volume, nėra jokios apyvartos, bet įsivaizduokit, jeigu būtų, nes pradžiai būna, va, čia matosi buvo ir čia šitos mažiukai, neparodysiu, bet va, šitie brūkšneliai, kur raudona žalia, tai žali pirkimas, raudoni pardavimas, apskritai volumas. Ir matos, kad čia buvo volumo ir čia buvo volumo. Tai iš principo, kol yra volumo, tol aš laikau, jeigu nusiperku. Ir kol kyla holderiai, tol irgi laikau. Bet jeigu tik tai nebekyla holderiai, o pradeda kristi, ką irgi mes galim matyti, va, kad 1455, ne, aš jeigu žaimi monetą, aš žiūriu, kad auktų volume ir auktų holderiai ir tiesiog perpkraunu. Ir matau, ir jeigu pradeda kristi holderiai ir kristi volume, laikas parsiduoti šitą monetą. Nesupraskite teisingai, kas liečia mi monetas, tai čia nėra investavimas, čia yra konkrečiai spekuliavimas ir tikslas yra ateiti, uždirbti pinigus ir išeiti. Ir geriausias scenarijus yra, kai tą pačią dieną pavyksta tą padaryti. Aišku, kartais nepavyksta, kartais mes pralaikom pinigus ir savaitę, ir dvi, ir mėnesį, visokių būna atvejų. Jeigu utility projektas, tokį kaip rodžiau čia Avicii, jokių būdų dabar nefinansinis patarimas ir jeigu sugalvosit pirkti, tai būtinai pasidarykit savo namų darbus.
nes mes kaip jau ir eksitinom ir palikom tiesiog mažą dalį. Gerai, pereikim toliau apie kripto, kokios dažniausiai klaidos kainuoja pinigus. Pagrindinė klaida, kad jūs perkat